man patiko vieni mokymai. Buvau tokioj išsikelt tikslą teisingai, kaip juos daryti, ten metodikos, visa kita. Ir man užstrigo vienas momentas. Toksai susitapatino su naujais metais. Dabar ateina nauji metai ir visi pradės rašyti, kokiu tikslu nori, kokiu pasiekimu, viską daryti, užsiturbins, nes nauji metai tai lygu kažkas naujo. Bet čia yra feikas, žinai kodėl? Nes kai tu planuoji, išsiskiria dopaminas, nes turbūt pasieksiu, turbūt gausiu, aš leidžiu savo, ne? Planas dėlioju. Ir išsiskiria dopaminas ir tai lygu veiksmai, bet iš tikrųjų tu nieko nedarysi. Iš pradžių gal darysi, stengsis, ten judėsi, bet finale, kas gausis, pamiršysi, suks rutiną, tau tiesiog pats gyvenimas neleis pasiekti tų tikslų, nes mūsų matrica veikia truputėlį kitaip, negu tau atrodo. Ir ką su tuo daryti? Jeigu tu iš tikrųjų nori pasiekti tikslų, kurie tau reikalingi, kuriuos tu nusistatei, išsikėlei, pirmiausiai turi pašalinti pasąmoninės programas, kurios sėdi tavo galvoj, tavo širdį, čia yra emocijos, ar ne, kurios neleidžia tau pasiekti šitų tikslų ir tu jų niekada nepasieksi. Išimtis pas žmonių, kurie pasiekia, tai yra tik 1%, nes jie žino, ką daryti. Jie buvo pas tokius specialistus kaip aš ir jie išsivalė tuos apribojimus, dėl to jie pasiekė rezultatų. Kai kam padėjo knygos, taip, kai kam padėjo kitos technikos, tikrai taip, bet yra labai mažas procentas, labai mažas. Čia netgi statistika yra išvesta iš to. Tai jeigu tu nori tikro pokyčio ir jeigu tu nori realiai naujus metus sutikti su nauja energija, su nauju mąstymo modeliu, su tikslų pasiekimu, tai kviečiu į konsultaciją. Beje, iki kalėdų yra super gera kaina. Jeigu nori, rašyk, pakalbėsim, pasakysiu, kiek tai kainuoja ir pradėk savo naujus metus ne su dar vienu naujų tikslu, o su realiai jo įgyvendinimu. Aš apie tai, apie vidinę transformaciją. Iki.